Sveiki, bičiuliai. Pakalbėkim apie investavimą. Aš daug peržiūrėjau tų programų YouTube, kur yra mokymo programų, kur dėstytojai pasakoja apie pasaulio investavimą, kaip vyksta Lietuvoje į užsienį. Aš noriu pasakyti, kad buvau nesenai pranešęs, kad aš planuoju deklaruoti pajamas už 2003-2004 metais, a išrašą aš gavau iš Swedbanko šį mėnesį, balandį, metinę ataskaitą pažymų deklaraciją. Įmonės, kurie sumokėjo mokesčius, jie bus pervesti į dividendą, į pensiją antro kaupimo fondą. Aš esu sudaręs su įmonės antrą į trečią pakopą. Paklausęs aš investorių, jie sako, reikia investuoti iš karto, taip iki senatvės daug sukaups. Čia tas pats, kad dirbti, žadėti, kad dirbsiu iki senatvės, niekados nesirgsiu. Tai yra nesąmonė. Reikia dėlioti proporcingai, kad užtenktų gyvenimą, mokesčius sumokėti, pravalgyti, kas vaikus augina, šeimas išlaiko, senelius, pagerbės žmonės. Ir proporcingai, ką lieka investuoti. Tai bus normalu. Aš pavyzdžiui, jeigu aš parduodu akcijas, tai aš parduodu taip, kad išgelbėti įmonę. O ne taip, aš užsinorėjau parduoti, aš parduodu. Taip negalima daryti. Tuomet galim padiskutuoti, kad pavyzdžiui, žmogus pardavęs akcijas daugiausiai nemąsto, ką su tuo pinigėlį daryti. Gavusi pinigėlį 2024 metais už 2023 metų iki Liepos 1, jie jau nuo Liepos 1 bus skaičiuoti kas mėnesį iki sekančių metų. Taip paskaičiuoti, kad padalinti kiekvieną mėnesį, kad būtų sumokėtų kiekvieną mėnesį periodiškai antrą pensijų kaupimo fondą. A trečią pensijų kaupimo fondą čia skaičiuojasi nuo algos didėjimas kasmet, kada didina atlyginimą. Proporcingai dalinamsi vieną kitą metą, įtanės vidurkį įmasi, kiek padidėja tų pinigėlį, galime kaupti trečią pakopą. Investuotojų, kai paklausau, ką reikia iš karto mokėti, kad prikrauti didelį sumą. Čia tas pats, kodėl jų nepaprašyti, kad investuok į savo vaikus, tai jiems nereikės įmokytis. Čia tas pats yra nesąmonė, kad žmogus netobulės, nemąstys, kaip užaugs nuo mažų metukų vaikas iki paauglystės. Tai jūs galite investuoti kaip norit. Aš, pavyzdžiui, investuoju taip, kaip aš sakau, neskubėdama. Todėl pažyma yra nurašyta pas mane nuo 19 metais. Tada dividendų buvo labai maži, tai už atlyginimas irgi buvo maži.
kas mokėjo dirbti iš namų, išeiti į įmonės, gali nuotoliniu būdu dirbti iš namų. Tai aš paskaičiau, kad 2002-2003 metais į 2004 metais reikia sumokėti pensijų fondą. Nesenai aš buvau deklaravęs 24 metų ataskaitą, kad aš ją pateiksiu VMI, po to po 15% išpardavimų, kurį pardaviau už 3 metais, ar ant 4, tai turėsiu sumokėti pajamų mokestį. A dividendus jau pradedu skaičiuoti nuo 2004 Liepos 1 dienos, periodiškai kas mėnesį. Nu, aš pasižiūrėjau, tai neužtenka. Įmonės, kurie sumokėjo po Liepos 1 rugpjūtį ir spalio mėnesį, jie dalinsis likusius mėnesius. Pavyzdžiui, metus yra 12 mėnesių, jeigu yra 10 mėnesių, 8, 5 toliau mažės, tai tų mėnesių dalinsis tos pajamos. Įmonės, kuris sumokėjo anksčiau, antrais ir 3 metais, jie irgi bus pateikta mokestis, biškį vėliau. Mes kaupiam pinigėlius iki senatvės, tai mums skubėti jų nereikia, sudėti, sukrauti. Tuomet, kada matom, kad pasaulio rinkas, dabar nesenai mačiau, kad smuka, vėl pradėjo kilti. Todėl vienus investuotojus keičia į kitus. Tada mano skaičiavimas toks. VMI, čia jums aš sakau. Aš pradėjau mokėti jau nuo Liepos 1 dienos ir paskaičiavau, kad dar yra likusios dalį, kurį reikia sumokėti. Bus sumokėta tokiu būdu. Iki Liepos jau paskaičiuota, aš moku, kaip mokėjau, jau padalinta per 12 mėnesių. Nuo Liepos iki rugpjūčio bus domokėta tie pinigėliai, kurie sumokėjo įmonė po Liepos 1. A paskui nuo rudens jau bus mokėti, irgi padalinta po mėnesį. Jau bus nauja ataskaita, senusis bus išsumokėti, a nauja ataskaita jau mokėsis už 2022 metais. Ot, tiek aš norėjau pasidalintis. Dabar dėl tų skambučių, kurie aš sulaukiu iš užsienio. Jūs nestenkitės, aš nekelsiu ragelį. Šitoj dokumentui įmonės yra išrašas, čia yra mano asmens kodas. Aš iškart sakau, jūs nevarkit be reikalo, tai yra viską registruotos policijai. Kad pateikti konkrečiai mano duomenis, reikia ne tik mano parašas ar piršto antspaudas. Reikia mano sutikimus į dar papildomą kodą, kurį ne kiekvienas gali save apsaugoti. Su papildomu kodu, kurį man prašo prisijungti prie bankininkystę, galima pasidalinti su giminiais. Atkreipti dėmesį. Be šitų kodų man
nieks jie netrakins. Jeigu aš viską padarysiu, paimsiu savo duomenis, pateiksiu giminėms, ta paklauskit giminę, a kas jį norės imti atsakomybę už svetimą giminę, jeigu netyčia kuo nors paklius, tai net giminėms artimės galima prirašyti nusikaltimų grupę. Tai kas norės imti tokią atsakomybę, jeigu Švedbankas nenori imti atsakomybę už vertybinių popierių, kurie investuotojas investuoja į užsienį. Tačiau baudžiamoji byla kodekso bus papildomai trauktas. Žmonės, kurie bandys laužyti kažkur to ten dėti, tai iškart sakau, nesistengitės, tai viską bus registruota per prokuratūrą. Galima pasą parodyti su asmens kodu, nors sakau, jie nepadės jums išmelžti pinigėlio, net balsu, jeigu pasakysiu taip arba ne, jisai neveiks. Balsu Europos šalis, balsu bankai nurašyti pinigų negalim. Galima 10 kartų sakyti taip, galim 10 sakyti ne. Sutikimų be asmens žmogaus, kur savininkų suteikti negalim. Tai yra kriminalinė struktūra. Aš daug sakau, daug kartoju, daug rašau. Kol su manims nepasirašysi sutartį, kad nebūtų taip atrodytų viešai, ne prezidentas, ne giminė kokius, ne artimos žmogus mama, ant save kalties imt nenorės. Čia sąžiningumo dalykas. Tai jeigu aš investuoju, tai čia aš darau savo sprendimą. Aš įsakau, aš tu investuosiu iki senatvės. Aš sudaręs sutartį, aš irgi mokinau su kompiuteriu Kaune Germe, pažymėjime, kur man davė, irgi yra taip ant viršui parašyta mano paso duomenys. Ji negalioja. Taip, kad paimti ir nurašyti nuo žmogaus išviliuoti pinigų. Tai daryti negali. Tik tuo aš norėjau pasidalintis. Jeigu kyla klausimų, rašykit komentarais, todėl paskambinti man jūs negalėsit. Aš išklausysiu visus jūsų nuomonės, darysiu vertinimą ir tada darysiu sprendimą, ar apsimoka man investuoti, ar ją gelbėti kitą įmonę per obligacijas, ar laikyti toliau. Man srokus parduoti nebūtina. Aš nenoriu bijotis kaip kiti, o kažkas iš prezidento pagrasina, jūs bėgat parduoti iš karto. Tačiau jau praeita jau seną temą, kas jau žino, turi patirtį. Jeigu aš daviau sutikimą įmonei, kad jie gavo mano lėšas, jų įlaikykit. Atgal aš jų neprašau. Kada priimsit įstatymą, kad jų nebereiks, tada galėsit grąžinti. Nu, kol tvarkos nebus, tai kalbos neturėtų būti apie tai. Mes kaupiam senatvėj, aš žinau, ko aš kaupiu, pas mane yra sudarytas sutartis, nes spekuliacijas, kuo daugiau parduoti, kuo daugiau uždirbti. Pas mane yra dividendų politika, aš duodu valstybei saugoti pinigais, o valstybė vertins, aš sąžiningai dirbu ar ne. Ir tada darys sprendimą,
ar dirbti norės su manim toliau ar ne. A ne taip, aš šiandien nupirkau, rytoj nukrito 5 procentus, paskui 5 metus auga ir 10 procentų tik tai užsidirbi. O taip, dabar atėjo laikai, taip ir bus. Kuo daugiau žmogus investuoja už daugesnį riziką, tuo daugiau lauks metų. Ir paskui kažkiek 50 procentų paaugs ir iš tos sumos tiek užsidirbs. Jūs pavargsit iš karto. Jūs laikysit, aš išsigąsiu, tai parduosiu. Tai daryti negalim. Per tą laiką kiekviena įmonė gali pasižiūrėti, ar jis sąžiningas investuotojas, ar su juo eina dirbti. Ir tada norės, pasidarys sutartį. Jeigu jisai daro tik tai, kad nori daug uždirbti, įmonė dar nepardavė savo produkciją, jis prašo pinigėlis atgal, tai daryti negali. Jeigu žmogus investuoja, tai jis turi pasakyti, dėl ko jis investuoja. Aš investuoju dėl dividendų politikos. Todėl iš dividendų politiko man reikės mokėti pensijos kaupimo fondą. Išmokėdavo pensijos kaupimo fondą, aš galiu nežiūrėti, tam pakyla man įmonė kaina ar nukrito. Koks man skirtumas? Jeigu aš norėsiu nupirkti, jeigu aš turėsiu sutaupyti, man neturi reikšmės, už kokią kainą aš pirksiu. Aš žinosiu, kad įmonė, jeigu dirba sąžiningai, jie išmokės pinigėlį. Todėl, kada pasidarai įmonė vieną, jie gali žlugti, melstis Dievą į bažnyčią, tai laukti, kol pasikrai nepadės. Todėl, kad įmonę reikia skaldyti į keletas grupės. Yra akcijas, yra obligacijas, yra fondai įvairiais, prie to paties prisideda į pensinį fondą. Galima kiaušinis laikyti vienoj įmonėj, kuri tik tai akcijas. Jie irgi gali tos supūt kiaušinius. Todėl, kad tos kiaušinius reikia skaldyti ne tik į akcijas, reikia skaldyti į obligacijas, į pensijų fondus. Ką aš turiu omenyje? Turėjau omeny, kad kiaušinis gali supūti. Aš turiu omeny, čia tas pats, ką pasidalinti savo duomenimis į savo pajamas su dvynuku. Pavyzdžiui, yra dvynukai, trinukai šeimoje, ne? Tai daryti negali. Kada ta viens dvynukas pasakys, tu man nusibodai, aš noriu dirbti atskirai. Tad tuomet darėsi kitoks variantas. Tada nedalinam ant dvynukų. Jeigu žmogus laika vieno įmonę akcijas, tada reikia imti įmonės kitą įmonę. Obligacijas. Paskui eina fondai. Pasižiūrėti. Būna tokių atvejų, kada viena įmonė turi akcijas, kita įmonė, tenais yra rizika. Ne visada nupirksi už vieną kainą. Yra rizika. Yra tada mažesnė kaina vertė, yra didesnė. Ir tai lyginiai. Jeigu įmonė sąžiningai dirba, moka dividendus, tegu jie kyla, jie krenta. Jeigu įmonė, kuri nemoka dividendus, su ją jau galima jau paiktis kitaip.
Todėl sutartis yra 5 metais sudarytas, o po 5 metų jau žiūrim, gal jau reikia biškį mažinti riziką, gal išparduoti. Nu, jeigu žmogus išlaikė 3 ar 5 metus, tada jis jau žino, kaip veikia rinka. Ne tik toje vietoje, kur gyvena šalis, jau žiūri pagal pasaulį, kaip tą vertinti, kur pamažinti, kur padidinti, sertifikuoti ir padėti vykdyti, plėstis įmonį. Noriu pasakyti dar Estijai, Baltic Share. Šitie pinigai, kur aš investavau, dokumentus aš turiu. O apie jūsų nuomonę aš nieko nežinau. Ką jūs ten sprendėt daryti, ne mano tai reikia. Daug rusų kalba apie jūsų. Kai jūs norit kriptovaliutą tenais kažkur dėti viską, sako, ten rizika didesnė. Ten mokesčių didesnė. Tai kur vienas bitkoinas 100 000 eurų. Tai kas pirks už vieną bitkoiną? A sukčiai gal kalba kitaip. Sukčiai sako, vienam bitkoinui 500 eurų. Tai yra nesąmonė. Tai va, aš sakau, priimsit įstatymą gerai ir vis tiek reikia bendradarbiauti anksčiau vėliau su Swedbank, todėl aš prieš tai laikiau 10 metų lestą. Ir man jinai sako, mes išsaugosim tų pinigėlį. Tos pinigėlį yra dabar buvo lesto. Nu, jie dabar perėmė Ignitis. Tai jūs skalingi dabar, ne man. Jūs skalingi Ignitis. Prieš Ignitis buvo jie paskirstyta lietuviškai kompanija Augo Group. Augo Group aš naudojus 5-6 metus. Po to jie perėjo pas jūs. Nu, įmonė su jumis neaišku. Jūs dividendus nemokat, a kur skaldėjat. Tegu prokuratūra tai sprendžia. Nu, gyvenimas pamatysim, kaip tai klosis. Mes turim kantrybę ir mes turėsim grąžinti. Todėl, kada dar toliau paeisiu, jau praeitį. Kada bankrutavo Snoras ūkio bankas, Žemės ūkio bankas, mes viską žinom, kad tos pinigėliai sugrįžo, grąžino. Lietuva gerai rūpinasi, kad jų gyventojai grąžintų tos pajamas. Ir kada man reikėjo mokesčių inspekcija prašė suieškoti visus dokumentus. Jeigu aš nerasiu savo, kuri bankrutuojančius ūkio bankus dokumentus, tada perėmė Šiaulių bankas. Sako, aš mokėsiu, jeigu aš nerasiu tos dokumentus, aš mokėsiu pilną kainą 100%. Man tada tuo metu reikėjo sumokėti 55,5 kažkur pinigėlių, jeigu nepateiksiu dokumentą. Po 10 metų aš nuėjau į Šiaulių bankas, kompiuteris išvalytas tuščias po bankroto. Atėjo nauji žmonės, jaunimas, ir reikia gauti tos dokumentus, neturi žmogus. Ką daryti? Bankas išvalytas. Sako, nepateiksi, mokėsi visą sumą, 100%.
Tai įsivaizduokit, ką su visos įmonės jūsų laukia. Atkreipkite dėmesį, Talinas, Baltic Share. Jūsų laukia tas pats variantas su to vertėjimis. Po 10 metų, kada ateis laikas, jums priklauso visus dokumentus pateiks. Būna, į namai dega, į viską. Jeigu neįsaugotas toks dokumentas, kai jūs esate savininkas, jums reikės mokėti anksčiau vėliau 100%. Atkreipkite dėmesį, neapgaudinėkit investorių. Todėl kažkas turės dokumentus, įstatymą keičiasi labai sparčiai. Tik tiek aš noriu pasidalintis. Linkiu investavimą visiems sėkmės. Nedėliokit pinigėlio bet kaip, nešvaistykit taip neproporcingai. Padarykit taip, kad jums pragyventi būtų gerai, į mokesčių sumokėti, į pavalgyti turėtų, į šeimas išlaikytų. Tada bus viskas gerai. Į mažiau darykit nusikaltimų, todėl anksčiau ar vėliau bumerangas pareina. Noriu palinkėti lietuviams. Aš labai dėkingas, kad jūs sąžiningai įmonė didžiausias mokat dividendus, įsilaikėt įstatymus, kad Lietuvoje turi įsigalioti lietuvių kalba, nesvarbu ar rusas, ukrainietis ar kitas tautietis. Jūs dirbat gerai, tikrai. Aš pasižiūrėjau, kad sąžiningai įmonės dirba. Ir linkiu kitiems šalims įmonėms neatsilikti nuo Lietuvos, imti pavyzdį. Ant šitos temos ant geros aš baigsiu. Ačiū už dėmesį. Sudie.